Sprogys. Jūs Sprogys esate? Tai jūs esate sūnus gal kunigo? Ne. Ne, o kaip? Anūkas jau. Ai, šito Jurgio Sprogė. Sprogė. Aš anūkas. Jo. Sprogys savo vardas. Manfredas. Manfredas, o kelintų gimimo? 63. 60. Jūs esate iš Vanagų? Aš Poškuose gimiau, bet Poškuose gimėte gyvenau Aglonėnuose. Aglonėnuose gyvenat. Ir Roga jūs konfirmavo. Ruošė ir tikybą mokė. Tai pasakokit. Einam, kuris pastogą. Ne, nu čia eilėj laukia. Gerai, ten į bažnyčią duris atrakintos, tada jie... Einam, aš paskui nubėgsiu. Nu, ir tada, Labai geras kunigas buvo, labai toks, jis ne tik kad toks ūkiškas, bet jis buvo labai toks, dvasiškas žmogus, labai toks, nežinau. Ką turit sakydamas galvoj dvasiškas? Jis labai tą tikėjimą labai vertino. Jo kaip savo sveikatą, kaip viską, jam tas tikėjimas buvo. Žiemą vasarą jis važiuodavo pas žmonės, kad tik tais aplankyti, kad tik tais, kaip sakant... Kaip oras nebuvo kliūtis? Jo, jam nebuvo, jis būdavo ir... Jis turėjo tokį, anksčiau su dviračiu važiavo, paskui tokį motorinį turėjo, laikė pas mus ten. Tai žiemą atvažiuodavo su autobusu ir su tu motoriniu jis po apylinkę važinėdavos. Net žiemą? Net žiemą, jo, ir tai kai tas takas toks sukietėja, būdavo pravalydavo tus kelius, jo, jis kiek galėdavo, tai pieško mes irgi tų mašinų neturėjom, irgi taip gyvenom jau ne taip jau, kaip sakant, pasiturinčiai, tai irgi nebuvo su ko pavežti, jis jau savo keliu, jis jam, tas motorinis buvo iš Liuds, man atrodo, ten Ryga? Ne, čia buvo šitas senesnis dar. Motorinis virsmas. Ne mopedas, bet... Motorinis, jo. Jo, mes irgi žinom. Kaip jis labai gerai vesdavus, atsimenu, aš jam taip pavydėdavau. Aš irgi turėjau motorinį. Dar buvau, kiek aš buvau, 12 metų ar kiek. Bet jį reikia stumint užsivesti. Galėdavo ir su pedalu, taip prastumėjai. Jo labai gerai vedęs, jisai taip užsivesdavo. Užsisėsdavo ir... Ten 3 litrai, atrodo, benzino bakas buvo, ar 5? 5. Bet jis ir kiek aš ir vienas įgrįžo irgi pedalus nulenks buvo, jis buvo kažkur virtis, jis žmogus su negali buvo. Tai jis, sakant, gamta jam nebuvo tokia dosni, tai jis sveikatos. O tai kaip jis ten buvo nuvirtęs, tas pedalis iš čia Vanagos? Jis važiavo kažkur, tai su tų motoriniu matyti virtės buvo, jo. Aš man atsimenu smulkmenų, bet visko būdavo, jisai nebuvo toks, kaip sakant, žvalus judrus vyras, jo, jis iššavo, tai... bet, kaip žmogus, tai nežinau, tokį kunigo ratai, kada gali sutikti. Yra jums ką nors kaip jis tikybą mokėt, jūs turėdavo vis tiek maldas išmokti? Jis ir mano vaikus krikštijo, kaip, kažkaip anksčiau mokinos visi. Jūs patys mokėdavo? Buvo labai nesmagu, kada nemokėdavo ir kiek. Ir mokėdavom visi, aš nežinau, visi pasakydavo tus įsakymus. O ką reikėdavo mintinai mokėti, ko Roga reikalavo iš jūsų, ką reikėjo mokėti? Tėvė mūsų reikėjo mintinai mokėti? Jo, tai šitą, jo, visas. Tėvė mūsų apaštalų tikybos išpažinimą, taip, ką dar? 10 dievų įsakymą reikėjo mintinai mokėti. Ką dar? Aš liuterio katekizmą turiu. Savo ten reikėdavo išmokti, iš prokelį savo, iš kokios giesmės ten. Ai, ne šitaip? Visą tiek. Ar jis vaišindavo vaikus kokiais saldainių, atsiveždavo, ką nors tokio turėdavo, neatsimenu? Nežinau, jis taip... Kai turėdavo, tai jis būdavo jau per dosnus, jo, jis ten... Kiek žinau, ten kiti naudojasi jo gerumu, kaip sakant, visi tik tais, bet jis nieko, ką jis turėdavo, jis viską atiduodavo, jis būdavo toks... Nežinau, toks širdės žmogus. Ar Vanagose jisai nakvodavo kartais pas jūs? Jo, ir nakvojęs. Yra nakvojęs? Poškuose.
Tai jis atvažiuodavo autobusu, paskui pasiimdavo motorinį dviratį, tai savo dviratį kažkur čia laikydavo, ar Nu, kaip? tai pas mus ir laikydavo ten. Ta motorinė. Jo, ten gyveno anksčiau mano tėvo brolis, jis buvo parapijos pirmininkas. Ir paskui kaip išvažiavo, nu, kaip sakant, viskas tada vyko pas jų jau irgi tuo laiku. Tas Roga bendravo su Geruliais, su mumis, jis čia visur būdavo kalėdos ar kur jis paskui jų vis laikydavosi. Mes turime nuotraukų labai daug, kur visur kokie vaikų konfirmacija, Roga eidavo po to į namus švęsti irgi. Nu, jis toks visur dalyvaudavo su. Ar turit elektroninį paštą gal namuose? Turiu. Turit? O skenerį? Jo, turiu. Skenerį galėtumėt vieną kitą nuotrauką nuskenuoti ir atsiųsti? Nu, galėtų gal. Šitais aš... O, šiaip... Yra buvę kokių sunkių momentų, ar yra tekę prašyti ar patarimo, ar užtarimo, ar pagalbos, kas pasirodo, neatsimenat? Čia aš manau. Nu, jis, nežinau, mes šiaip per tuo laiku, tėvas vadovavo čia, tokių reikalų didelių nebuvo. Bet jis, O tėva jūsų vardas pavadė? man Jurgis Sprogys tėvas. Jurgis Sprogys, iš čia to kunigo sūnus. Supratau. Mes dar išsuksim į Vanagų kapinaitės, tai čia jūsų bus senelis palaidęs. Tėvas taip visi tempimis iš paskos. Tai reiškia, su jūsų seneliu jie buvo bičiuliai, nu vis tiek. Jo. Ne? Ir baigėsi to, kad net jūsų vaikus Su pakrikštė. seneliu, aš nežinau, kiek jis bendravo, jis tai buvo, Vyresnis gerokai. nu, mano senelis 67 mirė. Tada jau Roga buvo, jo, jis jau buvo jaunas kunigas. Tai kaip tai, jūs matėte Simonaitytę vieną kartą? Prisimenu. Taip, tai kaip Kapinėse, jo. Vanagų. Vanagų kapinėse. Ir buvo Simonaitytė, ir Roga buvo tada? Roga buvo. Taip, čia kelinti metai. Dar kažkas, galėjo čia buvo kokie 70 gal. Garsiau kalbėkit. 70 gal kažkur apie, ne gal, dar anksčiau biškai. Aš gal kokie 8 metų, tai panašiai buvo. Taip. Ir kaip jinai jums pasirodė? Nu, visi, jinai apsupty visą vaikščiojo, visi aplinkui. O Roga šalia buvo, jūs ją Roga tarsi šalia buvo, atsivedė. aš atsimenu. Kažkaip nekreipėte tą dėmesį, buvo tų žmonių daug tada. Dalyvaudavau, kapinės būdavo pilna žmonių, nieks tada tais laikais kažkaip nieks nežinojo, kad čia taip bus, viskas taip Pasikeitė. įžymiai, taip rimtai, viskas, nu, kas galėjo žinoti. Kaip jinai buvo apsirengus? Jinai buvo tamsiai kažkaip apsirengus tokia. Tamsiai, pagal to metu, pagal to, kažkaip kaip ir jo, visos taip, Jo, maždaug. kažkaip taip, tamsiai išdavo taip. Kažkoks švarkas buvo juodas. Kaip jūs supratote, kad tai Simonaitytė? Nu, kažkaip taip ir užfiksavo man tada. Taip, iš tų laikų. Bet tikrai buvo. Ar esate girdėję Rogos pamokslą prie kapo duobės, gal per laidotuvės yra tekę girdėti? Vanagose? Nu, jis praktiškai čia visus ir laidodavo. Ką jis akcentuodavo per laidotuvės daugiausiai? Ką Jo pabrėždavo? apie būdavo ką tas, kalbėdavo? reiškia, atsivertimas labai jam būdavo, kad atsiversti, kad šiandien, tik šiandien, ir, reiškia, jeigu netikėsite, eisi į tą pragarą. Jis tą vis laiką pabrėždavo tą pragarą, tai va, jis labai skirdavo dangus ir pragaras ir tą jis Ir per laidotuvės net akcentuodavo pragarą? būdavo jo, jis tokių pamokslų būdavo iki ten. Bet jis paguosdavo žmonės artimuosius ar kažkaip sakydavo, ar neatsiminat? Nu, žinoma, jo. Sunku taip staigiai aš ne viską pergalvojau, bet tikrai tai būdavo. Tai jis buvo neeilinis kunigas toks. Jau. Ar jis vaikams mėgdavo galvą paglostyti, ten kaip jie dažnai taip pat savo geras vaikas, atsam paglostyti, taip nedarytų, nesimenu? Nu, mažiems, galbūt jau mažiems vaikams. Nu, tai taip, aš tą ir turiu galvą.
Nu, jis, kai dalyvaudavo pas mus ant tas šventėse, tai nežinau, būdavo visokio, jo. Kaip atsisveikindavo su artimesniais žmonėmis, jis apsikabindavo žmogų, ar ranką tik paspausdavo, kaip neatsimenu? Nu, šiaip ranką paduodavo. Ranką. Aišku. Kiek jau, nu, kaip ten, nežinau, broliai, tai, nu, tėvas ar ten jo brolis, ar ten kiti gal jie kažkaip ir artimiau. Artimiau, paskui jau kažkaip čia daugiau tų svetimų žmonių, taip jis nesiglibėščiavo, bet... Jūs užsiminėte apie varpininkę. Kaip jos pavardė, kas jį tokia buvo? Etmė Skistimienė. Aha, Skistimienė? Skistimienė, jo. Kaip jos vardas? Etmė. Etmė. Erdmė ar etmė? Etmė. Etmė. Etmė Skistimienė. Jinai buvo varpininkė. Jinai palaidota mano kapinėse irgi, jeigu būsit, pamatysit. Ir jinai buvo, kas dar jinai buvo? Jinai buvo našlė, turėjo dukrą, Aha. Mariją, bet jinai tragiškai žuvo paskui. Vėliau jau, pirmiau jinai mirė, paskui ta dukra žuvo. Jos dukra? Nesulaukusi pilnametystės? Ne, jinai buvo jau kažkur netoli 60. Avarijai nutrenkė, jinai buvo Kurčnebylė. Aha, ta dukra? Jo, iš jaunystės jau. Ir taip nelaimingai ėjo per kelią ir nutrenkė mašiną. Tai tas Skistimienė buvo varpais skambino ar vargonais grodavo? Varpais skambino. Varpais, ką dar darydavo? Valydavo. Čia valydavo. Tokia kaip ročkė, kaip pas katalikus, kai sako. Ir jinai visada sėdėdavo čia, šalia altoriaus. Čia būdavo kėdė. Ir jinai, Jai? Jo, jinai čia sėdėdavo šonu, taip, va čia kur ta žvakidė. Ir visada jinai čia yra gal kokių nuotraukų dar lygiai, kur jinai sėdė. Aš maniau, kad čia kunigui padėta kėdė buvo. Ne, čia būdavo jos kėdė. Čia sėsdavo, pasirodo. O kodėl būtent tokia pagarba, kadangi jinai čia nutvarkydavo dėl to? Nu, galbūt. Taip, jinai, nežinau, iš tų laikų gal tokia tradicija buvo, gal visada sėdėdavo čia tos valytojus ar tos prižiūrėtojus, bet jinai uždegdavo žvakės, viskas sutvarkydavo, čia atsisėsdavo ir čia jinai... Ir per pamaldas tupėdavo taip? Sėdėdavo čia jo. Kaip rupkė? Jo, čia jinai būdavo. Aišku, tai ją prisimenat? Nu, prisimenu, jo. Aišku, supratau. Buvo daug sykių pas jų namuose. Tai gal ta pati kėdė ir yra, kur Simutytė sėdėdavo tikriausiai, nes mano rogas sakė, kad kažkur tai į priekį, sako, jinai visą. Nu, ten ta kėdė neypatingai paprasta kėdė buvo, bet šiaip ta vieta tokia buvo čia jos. O gal ir užėmė jos vietą, aš nežinau. Čia tavo vaidonai. Supratau. Pirmosios konfirmuodavo tuos, kurie? Nu, patys geriausi mokiniai, kurie buvo, tie pirmieji eidavo. Taip. Nu, nesvarbu, ar mergaitės, berniukas būdavo ir po du, berniukas ir mergaitė, bet svarbu, jie būdavo, nu, kai jie mokindavos. Jie pirmieji eidavo į priekį, jos pirmosios. Jo, jeigu jie gerai mokinas, nesvarbu, kad mergaitės pirmiau, paskui berniukai. Čia jau ne. Čia pagal mokslą buvo, jis jau atsižymėdavo, kas kiek mokinas, kas kiek praleido, kas kiek dalyvavo ir viską. Aha. Ir paskui prieš pat konfirmaciją būdavo toks pamaldas būdavo, ir tada perklausinėdavo visus konfirmandus, reiškia tokia kaip repeticija buvo. Jau būdavo ir žmonių čia, bet tokia buvo, dar prieš parapiją reikėdavo dar tokia buvo repeticija ir tada jau žinodavo, kas moka, kas nemoka. Kaip jūs mokėt? Nu, aš šiaip aukštai buvo. Tai jūs... Mūsų buvo kažkokia 12. Tai jūs kelintą konfirmavo patį pirmąjį? Nu, ne, man atrodo, ne. Bet aš buvau antras, man atrodo. Antras, o kas pirmas? Pirma buvo, mano pusseserė buvo pirma. Kaip vardas pavardė? Dar viena buvo. Kaip pusės Vilma pavardė? Buvo Bandžerytė anksčiau. Bandžerytė. Aha. Vilma Bandžerytė, Irgi mano pusseserė. Jūsų pusseserė, o paskui jūs antras. Ne, aš tai buvau jau antrą kartą. Jinai buvo su kažkokia mergaitė, neatsimenu. Aš buvau su vienu vaikinu. Iš Šilutės jisai buvo, man atrodo. Priekyje irgi. Jo, mes buvom ant Ir čia tą pačią dieną ar čia kitą? tą pačią dieną. Tą pačią dieną. Reiškia, pirma tos mergaitės dvi, paskui du berniukai. Jo. Nu, o dabar viskas aišku. Paskui vėl ten
tai mergaitė su berniuku, tai čia, nežinau, čia jo eilė tai buvo, aš negaliu pasakyti tiksliai, kas su kuo stovėjo, bet tai buvo. Tai vadinasi, Simonaitytė nemelavo, taip išeiti.